Sveiki sugrįžę, čia 5 žvaigždučių būstas. Vėsus orai, prasidėjęs šildymo sezonas, kondicionieriai yra tikras iššūkis mūsų odai ir plaukams. Tad šiandieną patarimų rubrikoje mes pasikalbėsime apie sprendimus vonioje, kurie gali pagerinti mūsų odos bei plaukų būklę. Džiulieta, papasakokite, apie ką aš čia taip mįslingai užsiminiau mūsų laidos žiūrovams. Na be abejo, mes vonioje turime daug pagalbos plaukam ir odai, tai ir kremai, losjonai, ir plaukų kaukės, bet šiandien ne apie tai. Šiandien apie sveiką vandenį. Sveikas vanduo visų pirma išvalytas vanduo, ar ne? O išvalyti vandenį reikalingas filtras. Taigi apie tą filtrą, kuris ir išvalo, ir minkština vandenį, prisotina mineralais, vitaminais ir skleidžia kvapus. Kompaktiškų odos ir plaukų būklę gerinančių dušo filtrų idėja Džiulietai kilo natūraliai. 30 mečius grožio industrijoje dirbanti ir net keliems grožio salonams vadovaujanti moteris pastebėjo, kokią didelę žalą kietas vanduo daro klienčių odai bei plaukams, tad rado sprendimą, kaip puoselėti jų grožį ne tik salone, bet ir namuose. Pirmiausia, filtras išvalo vandenį, prisotina gerųjų ingredientų, kurie stabdo senėjimą, pamaitina odą, drėkina odą, taip pat ir plaukus. Drėkina, maitina, plaukai mažiau lūžinėja, mažiau slenka, netgi išsaugo dažytų plaukų spalvą. O odai labai yra svarbu iš tikrųjų tokie ingredientai kaip hialuronas, trichalozė, pieno milteliai, arbatmedžio ekstraktas. Visi šitie ingredientai ir dezinfekuoja, stabdo senėjimą, nesusidaro raukšlės. Tai čia galima vardinti ir vardinti. Džiulieta, jūs kalbate, kaip iš lankstinuko, ar ne taip labai tikinamai, čia labai daug visko, o ką sako žmonės, kurie sugrįžta pas jūs? Taip, dauguma klientės akcentuoja, kad iš tikrųjų pagerėja galvos odos būklė, plaukų būklė. Dar vienas labai rimtas toksai aspektas tai, kad blondinės įgauna geltonos spalvos, nes, tarkim, esantis geležis vandenį, jisai padaro spalvą geltoną. Taigi jos labai džiaugiasi, kad spalva išlieka graži, pilka, perlamutrinė, kaip ir pas mus madoj. Viskas čia skamba taip nuostabiai, jau jaučiuosi, kad vešiu šiandieną grožio laidą, bet vienokia esam statybų laida, tai pakalbėkime apie montavimo darbus, galbūt jūs sudėtinga yra susimontuoti. Ne, absoliučiai lengva, iš tikrųjų yra pridedama instrukcija, tai yra prisukama prie čiaupo, po to yra žarna, arba atvirkščiai prie dušo galvos ir žarna tarp jų. Tai užtrunka vos kelios sekundės, minutės. Eikim sumontuoti, gerai? Keliaujam. Džiulieta, persikeliame į vonios kambarį ir jūs sakėt pademonstruosite, kaip paprastai mes galime jį susimontuoti be santechniko pagalbos. Tai pradėkime nuo pradžių. Taip, imam filtrą, imam dušo galvą, taip, atsukam tiesiog paprastai, štai, prisukam vieną galą prie žarnos, o kitą galą prie dušo galvos, štai ir viskas. Beje, filtras visiškai nesumažina vandens slėgio, o vieno filtro ciklas yra net 7200 litrų vandens. Iš tiesų tai nenuėmiau laiko, bet jūs čia per 10 sekundžių tikriausiai sumontavo, tai viskas paprasta. Testuojam, kaip veikia? Testuojam, žinoma. Slėgis, sakėt, nesumažėja vandens, ar ne? Gerai, žiūrim, į kurią čia pusę. Gerai, gal išeikim, ar ne, kad neišsimaudėt? Jaučiasi levandos, ar ne? Teisingai, ar ne? Taip, levandos, raminantis kvapas. Ištestavau, veikia. Čia jaučiamas yra levandos, oi, tas ūgis nepasiekio, jaučiamas yra levandos, o jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, turėti bekvapį namuose, nenoriu kvapų kaip pavyzdys. Be abejo, yra žmonės, kurie tiesiog nemėgsta kvapų ar netgi alergizuoja, nors šitie filtrai jie yra labai lengvo kvapo. Be abejo, yra bekvapis, kuris galima naudoti lygiai taip pat, tik tai jame nėra visų šitų gerųjų ingredientų, jis tiesiog valo vandenį. Kas irgi nėra blogai, ar ne? Tai yra labai gerai. O to pačiu, gal galit patarti mūsų laidos žiūrovom, kaip jiem nuspręsti, kokį kvapą pasirinkti tiksliai rytui, kokį vakarui? Kokia būtų rekomendacija? Rekomendacija būtų tokia, kad vakarui vis dėlto eina gėlių kvapai ramesni, tokie kaip levanda, rožė, frezė, ar ne, o ryte jau vis tiek norisi energijos tokios pakylėtos, tai citrina, laimas, greipfurtas. Aš šiandien įsipakavau net 3 variantus, o jų visų yra 10 aš dabar, kaip suprantu. 10 skirtingų variantų. Tekia yra girdėti, kad žmonės jums sakytų, tarsi jūsų pagalba mes turime tokį nuosavą namų spa savo vonios kambaryje. Taip, ypatingai, kai dabar orai tokie lietingi, ar ne, ar norisi kažko šilto, jaukaus, tai būtent filtrų pagalba sklinda kvapas malonus ir užsidega žvakes ir pasidaro namų spa. Džiulieta, iš tiesų šiandieną davėm labai gerą laidos žiūrovams patarimą, kaip labai nesudėtingai mes galime turėti nuosavą namų spa savo vonios kambaryje.
Taip, ir ne tik spa, o tuo pačiu ir sveikatinti odą bei plaukus. Ir manau, tai yra puikia dovana visai šeimai, bet kurią progą. Ačiū Jums už šiandieninius patarimus, o daugiau naudingų patarimų jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu 11:00 tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Linkiu gražaus savaitgalio. Iki.